penktasis testas, mišrus, mixed, tai yra sunkėjantis, 3 ratai vienokie, vėliau 2 ratai bus sunkesnė variacija. Reikės per 3 ratus atlikti clean and jerk su nurodytu svoriu, tuomet reikės atlikti pritraukimo variaciją pagal jūsų diviziją ir dviračio minimas kalorijom pagal nurodytą jūsų diviziją ir pagal lytį. Po 3 ratų reikės atlikti 50 kamuolio metimų į taikinį ir tuomet 2 sunkesni ratai iš tų pačių pratimų, tik tais elito divizijai bus pratimas nebe ant skersinio, bet ant žiedų, ringmas lapai, o kitoms divizijoms bus chest to bar pull-ups. Tai sportininkas stovi prie starto finišo linijos, 3, 2, 1, bėga prie štangos. Atlieka 3 clean and jerkus. Atliekant clean and jerkus galima atlikti be pauzės ant krūtinės, ne taip kaip jėgos rungtyje, galima tik nusileidus štangą ant pečių, iš sulenktų kojų galima tęsti judesį. Atlikus 3 pakartojimus, touch and go ar po 1 pakartojimą atliksite, numetama štanga ir yra einama prie skersinio ir atliekami pristraukimai. Elite divizija atlieka chest to bar pull-ups, kai krūtinė paliečia kaskart skersinį. Galima skipping judesys, galima butterfly judesys. Jeigu sportininkas pakyla virš skersinio, bet kontakto nebuvo su skersiniu, nėra laikomas chest to bar pull-up, kad yra aukštis geras. Tuomet yra einama ant dviračio ir minamos kalorijos. Dviratį minti galima atsistojus arba atsisėdus, yra nesvarbu. Ir pasipriešinimą, tai yra damperį, sportininkas gali keistis pagal save. Užbaigus kalorijos yra grįžtama prie štangos ir atliekamas antras ratas. Galimi visi variantai clean and jerko metu. Squat cleanas, squat jerkas, push jerkas, split jerkas, push pressas. Nesvarbi variacija, svarbu, kad štanga sukontaktuotų su pečiais ir tuomet štanga yra iškelta ir užfiksuota virš galvos. Atlikus 3 pakartojimus yra grįžtama prie skersinio. Sport divizija ir amžiaus grupės atlieka ne chest to bar pull-ups, o pull-ups. Kai smakras pakyla virš skersinio, galime kipping arba galima butterfly judesiai, ar galima net ir strikt, jeigu pasirinkate tokį variantą. Užbaigus pakartojimus grįžtama ant dviračio ir atliekamas vėl dviračio minimas. Teisėjas nunulins jums ekranėlį iki tol, jeigu dar kalorijos bus pasilikusios. Nuo dviračio nulipti negalima iki tol, kol nepamatėte reikalingą kiekį ant ekranėlyje. Tik pamačius reikiamą skaičių, tik visada galima nulipti nuo dviračio ir bėgti tęsti 3 ratą. Po 3 ratų yra bėgama ir atliekami volbolai. Vyrai meta į aukštesnį taikinį, merginos meta į žemesnį taikinį. Judesys prasideda nuo gilaus pritūpimo ir skaičiuojamas pakartojimas, kai taikinys sėkmingai palietė taikinį. Jeigu pritūpimo metu neįtūpsite tiek giliai arba nepaliesite taikinio, tokie pakartojimai yra laikomi nesėkmingais. Per šitą dalį nuo 3 atlikus 3 ratus galima keisti svorį bet kada, atliekant volbolus, juos skaldant arba iš karto po 3 rato dviračio. Tai kaip pasirinksite, taip ir susitiesite, pasikeisite svorį. Arba kai prieisite jau pradėti 4 ratą, tada tik tai svorį galite pasikeisti ir atlikti jau sunkesnį variaciją. Taip, 50 volbolų atlikta ir yra atliekami 2 clean and jerkai su sunkesniu svoriu. Vėl visas variacijos ir viskas tas pats galioja kaip ir prieš tai. Fiksacija
reikalinga viršuje. Atlikus 2 pakartojimus, elitas atlieka ring muscle ups. Fiksacija viršuje virš žiedų. Taip. Jeigu fiksacijos virš žiedų nebus ir kris atgal, tokie pakartojimai yra laikomi no repais. Tuomet grįžtama prie dviračio. Atliekamas mažesnis kalorijų skaičius, negu kad buvo atliekami prieš tai pirmose 3 ratuose. Vėl minti galima atsistojus ar atsisėdus, damperio keitimas galimas bet kada. Pamačius reikiamą kiekį ekranėlyje, kai pasikeitė sveikas skaičius, tuomet yra nulipama nuo dviračio ir atliekamas paskutinis ratas. Tai atliekami vėl 2 clean and jerkai. O sport divizija ir amžiaus grupės vietoj ring muscle upų atlieka chest to bar pull-ups. Tai prieš tai darė pull-ups veiksmą, dabar atlieka chest to bar pull-ups, kai su krūtine paliečia skersinį. Atlikus reikiamą kiekį prisitraukimo, sportininkas bėga užbaigti paskutinį dviračio minimo kalorijų kiekį. Kai sportininkas užbaigė 5 ratą, bėga į finišo liniją. Rūkių divizija atlieka kitokią. Prasideda nuo starto finišo linijos. 3, 2, 1. Sportininkas atbėga ant dviračio ir mina 21 kaloriją. Minimas atsistojus ar atsisėdus pasirenka pats sportininkas. Damperio pasipriešinimą reguliuoja pats. Užbaigus pamačius 21 sveiką skaičių ant ekrano yra nulipama ir atliekami 21 deadliftai nuo grindų. Pilnas ištiesimas viršuje, grindis paliečia abu blynai vienu metu. Jeigu sportininkas tranko blynus ir bouncina su lenktomis rankomis, tokie pakartojimai yra nesėkmingi, neužskaitomi arba štanga yra paleidžiama nuo žemės ir tada pagaunama pusiaukelėje. Užbaigus 21 pakartojimą yra atliekami 21 kamuolio metimas į taikinį, judesys prasideda iš gilaus pritūpimo ir tik tuomet yra metama į savo taikinį. Vyrai atlieka šį testą su 6 kg, merginos atlieka su 4 kg. Po 21 metimo sportininkas grįžta prie dviračio, ekranėlis yra nunulintas teisėjo ir minama iki 15 kalorijų. Kai sportininkas sumynė 15 pakartojimų, tęsia viską tą pačią seką, yra atliekami 15 deadliftų, pilnas išsitiesimas. Po 15 deadliftų yra einama atlikti 15 volbolų. Kai atlieka 15 volbolų, atlieka visus šitos 3 judesius po 9 pakartojimus, 9 kalorijos, 9 deadliftai. Ir kai atlieka viską po 9 kartus, bėga į starto ir finišo liniją. Tai 13 ir 13-14 vaikų amžiaus grupių rungtis yra dumbbell snatchai, mažėjantis pakartojimų skaičius 18, 12 ir tuomet 7 pakartojimai. Tuomet po kiekvieno užbaigtos serijos reikia atlikti 4 shuttle runus. Tai vienas shuttle runas yra 10 metrų nubėgti ir 10 metrų grįžti. Tai yra vienas. Kaskart, kai yra atliekamas naujas bėgimas, reikia paliesti žemę už linijos. Tai sportininkai pradeda prie starto ir finišo linijos. 3, 2, 1, prieinama prie dumbbell snatcho.
svoris keliamas nuo grindų ir iškeliama virš galvos, keičiama ranka ant grindų arba ore. Kaskart reikia paliesti grindis su vienu arba dviem hantelio galvom. Atlikus paskutinį snatchą yra bėgama 10 metrų pirmin nuo priešais esančio segmento, paliečiama žemė, grįžtama atgal. Tai yra vienas pakartojimas, palietė grindis, bėga antrą pakartojimą, taip atliekami 4 kartai, tai sakom, čia yra 4. bėgimas. Jau žemės liesti nebereikia, bėgama prie hantelio, atliekamas mažesnis pakartojimų skaičius snatch judesio, atlieka šį pakartojimą ir taip ta pačia seka yra judama iki pat galo. Ir tada rungtis užsibaigė su paskutiniu shuttle runu. Tai sportininkas išbėga paskutinius 4 bėgimus, subėgo 4 ir jisai bėga į starto ir finišo liniją ir jo laikas yra nuimamas tuo metu, kai kirto finišo liniją.